Prieš tai kalbėjau apie kryptį arba tikslą, dėl kurio būtų verta darbuotis. Ir natūralu, praktiškai visi klientai nori gauti iš manęs kryptį, kurią jiems reiktų eiti. Šioje vietoje aš žaismingai kiek nuviliu, nes krypties aš nesuformuoju, formuojame ją kartu. Kitu atveju įsivaizduokit situaciją, žmogus kreipiasi į mane, norėdamas sužinoti kryptį ir aš neva mistišku, magišku būdu nustatau, kad tai yra molinių puodelių lipdymas. Dabar aš nieko neturiu prieš molinių puodelių lipdymą, keramiką ir kitus dalykus, tai tikrai šitoje vietoje nereikia įsižeisti ar kažkaip priimti kaip kritikos, čia tiesiog kaip pavyzdys. Žmogus dirba ofise, ateina, aš magišku būdu atkapstau kryptį, sakau moliniai puodeliai. Bet tau, Agne, molinių puodelių lipdymas yra tavo kryptis. Kaip jūs manot, kiek tikėtina, kad Agnė viską mes, darbą ofise, visus įgūdžius, nusistovėjusius įpročius ir vabank eis į puodelių lipdymą? Kai dažniausiai aš to klientų paklausiu, gaunu tokią lengvą tylą, pasimetimą ir sako, lembački, nelabai gal, net nežinau, bet sakau, jeigu tai yra tavo kryptis. Tai dėl to kryptį bandom nustatyti kartu, kad žmogus spėtų, kaip sakant, prisitaikyti, amortizuoti prie tos krypties, bet svarbiausia, kad ieškotų, eksperimentuotų, atrastų, suklystų, kol išsigrynintų, kas yra tikroji kryptis tam žmogui, ne mano primesta ir padiktuota. Gal tai ir bus tie patys moliniai puodeliai, bet žmogus iki tos vietos turi prieiti pats.